Tai ką, sveiki, šiandien vėl aš, Guce, kaip jau žinote. Šiandieną mes žaisim žaidimą vadinamą Speedrun 4. Šitas žaidimas yra, tiesiog jums reikia bėgti stipriai ir jums reikia šokinėti, va kaip matot, ką aš dabar darau. Bet šitą žaidimą kažkiek buvau perėjęs dalių, bet šitą žaidimą man jau patinka žaisti. Šitą žaidimą 2 kartų buvau žaidęs, bet jis man labai patiko. Įdomu, ar jums patinka. Jūs jau šitą geimą buvot žaidę 2 kartų. Šitas žaidimas, yra normalus, geras žaidimas, kaip jūs galite pažaisti. Bet šitą žaidimą gali būti net ne visiems patinka žaisti. Gal tik ne vienam man ir gal ir kitiems patinka žaisti, bet ne visiems. Kuriems patinka žaisti, būtinai paspauskite like mygtuką. Prenumeruokit mano kanalą ir įkelsiu daugiau video. Tai gerai, šitas video, ką aš filmuoju, bus su Speedrun 4. Kitas video gali būti žaidęs dar kitus žaidimus, bet jie labai kieti bus žaidimai. Tokie įdomūs žaidimai, žiauriai įdomūs žaidimai, kuris jūs patys galėsit per savo paskyras pažaisti. Bet kaip aš dabar matot, kaip aš dabar šokinėju ir vaikštau ir lėkiu kaip koks Aišio Speed, tai man čia žiauriai kietai ir man jis patinka, nes kaip aš šitą žaidimą žaidžiu, tada man labai gerai jaučiuosi. Aš ant šitą žaidimą planuoju 2 kartų pereiti, aš ir ne vieną kartą buvau perėjęs ir 2 kartų buvau perėjęs, bet šitas žaidimas visai nesunkus, visai lengvas, bet kartais ir nukrentu, tiesiog nieko tokio, kad nukrentat, toliau galėsit pereiti, tai ir va taip, tai gal ir va taip ir yra, va tokie reikalėliai, bet čia jums reikia, kaip jūs sutaupot energiją, jums reikia paspausti Sila energiją ir iškart gausit pinigų. Šių galit nusipirkti bet kokių petų, tu aš jums parodysiu, tipo va tokį petą, toks petas, viskas dabar aš galiu nueiti į store, items, ir tada galiu sėdėti tokį petą arba nusiimti petus, tai va tokios ir dalykai yra. Bet jie labai kieti ir šaunus, ir jūs galite pažaisti, tai gal jau gerai, tai gal jau šiam video galėjote. Su jumis buvo Gucek. Jeigu patiko šitas video, tai būtinai paspauskite like mygtuką, prenumeruokit mano kanalą. Su jumis buvo Gucek ir viso gero. Geros dienos!